Visiems geros dienos. Šiandieną darysim frikadelės, albondigas su petražolėm, su žalumynais, su daržovėm, su padažiuku, su šampinionais. Nu, ten susidėsim mes kaip svogūnus šampinionam. Įdėsim truputį sviesto. Mūsų svogūnai pageltų jau, apgeltonavo. Gavo spalvą, dedam šampinionus. O čia mes pasidarysim farsą. Kulam kiaušinius. Sudedam prieskonius, kokie patinka. Čia turim trintą kiaušinį, trintą svogūną su česnakais. Sudedam žalumynus taip pat, petražolės ir svogūnlaiškius. Ir tarkuotą duoną. Dabar pasidarysim albondigas, frikadelės. Labai mažas nedarysim. O čia užsidėsim kaip mūsų frikadelės truputį aliejaus. Dėl skonio įdėsim taip pat gabaliukas sviesto. Nu ir apsikepa mūsų albondigas. Nu, mūsų šampinionus galim pasūdyti. Truputį juodų pipirų. Ir užpilam grietinę. Verčiam frikadelės. Čia mes pasiruošim pagrindą mūsų frikadelėm. Truputį padruskinsim ir papipirinsim. Nu, išsidėliuosim mūsų frikadelės. Dabar įpilsim alaus. Ir mesim į orkaitę ant 180 laipsnių ant 20-25 minučių. Nu, o tuo tarpu įsikepsim frybų liukės. Tai va, praėjo 25 minutės. Dabar čia viską užpilam grietinės grybų padažu. Ir užbarstom viską sūriu. Ir metam atgal į orkaitę, dar ant 15 minučių. Nu, dedam į lėkštes. Ir mūsų frikadelės. Užpilsim ant salutų biškį vyno sirupu. Nu, prašau prie stalo. Visiems skanaus. Ir iki sekančio.